Per ES paramos laikotarpį 7–13 metų Šiaulių regione buvo įgyvendinta 282 projektai už 78,5 milijono eurų. Tai yra pakankamai didelė ženklė suma visam regionui. Kas įvyko, ką tie projektai padarė? Aišku, buvo įvairių priemonių, buvo infrastruktūrinių priemonių, energetinių priemonių, švietimo srity, iki mokyklinio ugdymo priemonių. Tai iš tikrųjų pagerina tam tikrą aplinką mūsų gyventojams. Be to, vėlgi, visi šitie pinigai sukėlė tam tikrą ekonominį veiksnį, kur mūsų įmonės, statybos kompanijos, prekybos, sakykime, statybinių medžiagų, kelių tiesimo kompanijos, jos turėjo nuolatinio darbo, nuolatinės veiklos, kas vėlgi kūrė darbo vietos žmonių užimtumui. Ar pasiekta, kas buvo ir kokiu buvo tikslu? Kažkuriom, sakykime, kažkuriais rodikliais, taip, gal užimtumo rodikliais, energetinio suvartojimo rodikliais, bet aš manau, kad tai nebuvo pakankamai nukreiptos priemonės į pačio kaip regiono vystymo, kur svarbiausia, kas yra žmogui, tai yra vis dėlto užtikrintumas ateitim, turėjimas darbo, jaunos kartos, ugdymas, jo užimtumas ir panašiai. Tai aš galvoju, naujo laikotarpio etape mes turėtume kartu tai pagalvoti, kaip tai padaryti. Ir svarbiausia, kad šiandien Lietuvoje lygtai mes turim kaip 10 regionų, bet jie kaip tik teritorija, aš visada sakau, regionas nėra, tai yra kažkokio žemėlapio vieta, žemės ribos kažkokios, vis dėlto regionas tai yra žmonės, ką jie gyvena, kuom jie gyvena toj teritorijoje. Ir Šiaulių regionas, jis būdamas Lietuvos, sakyčiau, centre, šiaurės Lietuvos, jis, manau, dar šiandien nepakankamai pateikė save, nepakankamai išnaudoja savo galimybės, sakykime, geografinė prasme. Kodėl mes patrauklus, aš jau ir minėjau, būtent geografinė prasme. Iš tikro, manyčiau, paleistas potencialas, bet visada yra tam tikri, kaip aš manau, išlikusios tam tikros auros, kad vis dėlto Šiauliai buvo elektroninės miestas, šiek tiek ir aukštų technologijų miestas, gal todėl ir reikėtų toliau tą dėmesį kreipti. Akmenės rajonas žymus savo iškasenom, savo geologiniu paveldu, jau vizitinė kortelė visur Akmenės cementas, Kelmė tai ypatingas kraštovaizdis, turintis 4 regioninius parkus. Joniškis jis visada siejamas su tam tikrais gerom tradicijom žemės ūkio, maisto perdirbimo pramonė. Jau tikrai negalim pamiršti Radviliškio su jo didžiuliu geležinkelio potencialu ir geležinkelio mazgu. Šiaulių rajonas tai irgi pakankamai didelis žemdirbystės rajonas, kur išvystytas žemės ūkio pramonė ir vėlgi kraštovaizdis. Tai mes matome, kad Šiaulių regionas iš tikrųjų turi didžiulį potencialą, pradedant, kad turi savo oro uostą, turi didžiulį geležinkelio mazgas, puikus transporto susisiekimas, turi galų gale kolegiją, turi universitetą. Tai iš tikrųjų matome didžiulį šito regiono potencialą, tik reikia suvienyti visas jėgas, reikia dirbti, niekas neateis už mus nepadirbs ir turėti pakankamai stiprią viziją.